Ką žinau, galima Mes pradėti. 3 pradedam, ne? Nu, Gerai, Bogdanai, pasaka, kas čia yra per slidžių podcastas. sveiki visi. Čia dar vienas slidžių podcastas. Bandysim biškai aptarsim visokių dalykų. Prašym atsiųst kažkiek skūtų reviewsą padarysim. Čia tikriausiai kol kas jau pirmas Lietuvoje podcastas skūtų, nežinau, bent jau kiek aš pastebėjau. Pradžiai gal aptariam slidžias, snowboardus, vis tiek žiemos sezonas atėjo. Jo, artėja slidžių snowboardo sezonas, šiaip turėsim didesnį pasirinkimą negu praeitą žiemą. Slidžių žodžių turim, tai belė kiek. Jie turbūt daugiausiai Lietuvoje. Slidžių nežinau, turim brandų Atomikų, Blizzardų, Fisherių, Headų, Salomonų, Wolfų ir daug kitų, o su snowboardais tai irgi keletą brandų, tai būtų Raidas, Headas, K2, tiek Batai, Burtono ir panašiai. Šiaip kažkiek aptarsime, kas buvo nesenai. Pavyzdžiui, Apolonas pakeitė nesenai dėką. Prieš tai buvo kitas. Buvo Fusionas, kaip jisai kaip ir atsirado pas mus dėl to, kad Apolonas paprašė, šiaip vieną dėką gal nelabai apsimokėjo pirkti, tai užsakėm keletą variantų, nežinau kodėl, bet direktorius nelabai norėjo turėti jų, nežinau kodėl, bet kaip užsakėm, tai labai greitai išsiperka, ta prasme, parsiduoda, nežinau. Dėl šiaip ir svoris nėra didelis, 1,2 kilogramas 209 gramų. Šiaip už 100 eurų neblogas dekas išeina, ta prasme, kaip vienas lengvesnių, sakyčiau. gal. Nežinau, tipo, prieš tai Teravanas buvo populiariausias dėl to, kad jisai kainuoja 100 eurų, lengvesnis, bet jisai nėra patvarus, sakyčiau, kad šitas biškiai geresnis būtų. Nu, bet vis tiek tas stabdis man nepatinka, nes po Teravaną tas pats, kur po apačiu tvirtinsi stabdis ir tipo atsiranda kreko, karočiui. Tai dėl to. Bet ir Unionas toks biškiai naujesnis dalykas pas mus. Jaučiu, kad Latviai tiesiog pasinaudoja tom, kad sunku surasti kaizą ir šiaip tą hidrą, jo. Ir tiesiog pagalvoja į vieną dalyką visą sukrauti. Šiaip, man atrodo, dabar čia lengviausias dekas pas mus ir kaip ir pigiausias. 9 eurų. Bet tų klausimas dėl tos visos konstrukcijos. Vis bema, išlenkimas biškį nesąmonė. Jo, šiaip praėjo Bormanto gimtadienis pakankamai nesenai, nežinau kada išeis podcastas, bet kol kas kaip filmuojam, tai vat nesenai buvo. Tai norėtųsi pasveikinti Bormantą, ten pagaliau. Čia tipo ferverkai buvo. Tai norisi pasveikinti Bormantą, tau pagaliau 18 metų. Žodžiu, kas dar? Šitas. Adomas buvo Barcelonai. Šiaip nežinau, ar verta filmuoti atskirą podcastą apie tą visą kelionę, nes ten, kaip supratau, pro klasės, tos rungtynės, nežinau kaip jas pavadint buvo, suvažiavo kaip, iš viso pasaulio žmonės. Šiaip jisai turėjo dar tą naują merčą, kur CSLT ir vėliavėlė kažkur tai buvo, arba ant nugaros ar priekį. Tai kol kas negavau jokių žinių, nežinau, gal podcast'o eigoj gausim vis nors informaciją. Vietą kokią užėmė, ką ten. Jo, nes, pavyzdžiui, aš tai nieko nežinau, turėjau atsiųsti medžiagos kas nors, tai kaip ir laukiu. Bet sakau, yra dar variantas tiesiog atskirą podcastą nufilmuot, pakviest jį, tegu pats papasakoja ir taip toliau, nes, sakau, man atrodo, ten pro klasės buvo tas visas turnyras. Šiaip, nežinau, gal Intikė kažką surasčiau, bet net nežinau kaip. Bet aš manau, kad jo galėtų atlikti ir pats geriau papasakoti, tipo, bus ir fainiau, ir nes ką mes pasakysim, kad paėmė tą ir tą vietą, sekės taip ir taip. Ir čia įdomu būtų, jeigu pats atvarytų pašnekėti. Žodžiu, reikės tiesiog jau užklausyti, kad pats papasakoja. Šiaip norėtųsi dar priminti apie merčą. Šiaip dabar turiu jį, bet čia toksai išskirtinis, dabar kaip ir nelabai turėsim tokių čia personalai, bet už tai turim kolabą su Akeronu. Šiaip labai gražus megztinis, aišku, šiek tiek kainuoja, bet Maikė irgi yra. Jo, Maikė, tai bent jau ant manęs dabar uždėta, taip labai neparodysiu, bet shout out to Akeron. Labai gražus dizainas, man šiaip džiauriai patinka. Taip pat turim
Gripteipus, kolabus su Akironu irgi jaučiu. Atnešiu gal. Tikriausiai mano mėgstamiausias Gripteipus realiai žiauriai atrodo, ta prasme. Naujam džemui gal kažką galvoji, mąstai? Nes irgi yra planas padaryti naują, kažkada gal kablį, gal jeigu šiais viskas organizuoti ir padaryti. Beje, jeigu jūs turit kažkokių minčių, idėjų apie džemą ir panašiai, irgi IPM. Praeitas street jamas buvo spontaniška idėja, ta prasme, kai atėjo pas mus naujas raideris, Semionas tiesiog vieną dieną ten užsuko arba klempą nusipirkti ir kažkas tokio, tai pasakė, kad tipo, liktais buvo padaręs kažkokį eventą Baltarusijai, sako, tipo, o gal davai jums padarysim, tai pagalvojom, kad galima buvo pabandyti street jamą ir kaip ir pavyko, ta prasme, jisai viskas reklamavo, surinko žmonės, tai realiai kaip ir gražiai viskas ėjo, kažkiek turi medžiagos iš street jamo Instagram'e, tai galit pažiūrėti, gal save pamatysit ir taip toliau. Nu, tikriausiai, kad jau visi žino, visi matė, tai realiai čia toksai praėjusis dalykas, bet... Dar yra vienas variantas, čia ką tik šuoja mintis, realiai reiktų išsiaiškinti, kiek yra su snauskutais raiderių iš vis. Ar jų yra ir, tipo, jeigu jų susirinktų bent jau kokių 10 ar kažkiek, būtų galima padaryti realiai net mini parką ant kokio Tauro kalno ir padaryti kažką panašaus. Mes turim du snauskutus, vienas tas kaip nuo Indo, o kitas tas Etiko. Tai jo, bet reiktų kiek yra raiderių, žinai. Su tuo Eretiku, tai aš nežinau, šiaip nežinau, ar mes aplamai pardavėm bent vieną, nes jisai man atrodo žiauriai daug kainuoja. Tai aišku, ne nuo mūsų priklauso, bet nuo gamintojas taip nusprendė. Nu, jeigu netyčia atsirastų žmonių, kurie tipo, jo, mes turim, norim ir būtų fainai, tai galima būtų ir tokį dalyką padaryti. Nes yra dar tas, kur nuo Indo snauskutas, bet aš net neįsivaizduoju, kaip jisai gyvai atrodo, nes kažkaip nebuvau nei kartų surinkęs, taip gyvai. Nu, čia blogiausia atveju, nes realiai... Šitam dar Sky Park'e buvo irgi idėja pabandyti su Indo skutais kažką. Nes šį sezoną šiaip labai daug pardavėm jų, nes, nežinau, išpopuliarėjo kaip ir... Lai, kiek maždaug per šį sezoną pardavėm Indo skutų? Porą šimtų. Aš kažkaip galvoju apie septimbus porą šimtų. Ne, nu tai va, turėtų būti raiderių. Tai jo. Šiaip matėjai Lietuvos talentuose buvo šiūvas, kuris dalyvavo. Aš tau dar ir rodžiu, jeigu ką. Jo, pirmą tas jo populiariausias, daugiausiai surinkusis TikTokas, beveik 900 štukų. Žiauriai pavarų. Žiūrėk, sulenktas vairas. Tai va, realiai Indo padaryti normalių kablį. Ir jeigu jau atsirastų entuziastų, galima būtų snow padaryti kažkokį tokį, bet čia, aišku, reikia žmonių ir ne vieno ir ne dviejų raiderių, bent jau kokių 6-7. Dar buvo šitas teambuildingas pas mus. Teambuildingas, buvom Druskose. Mano tas krešas žiauriai geras, kur sveido jau žemę, nes ten norėjau realiai šaut per tą kalniuką trišiam, bet buvo sniegas ir pagavau kantą ir, žodžiu, buvo taip, kad gavau kepenų inspekciją, pas mane apsilankė. Šiaip dar turiu tokį insightą, ką maždaug turėsim kitą sezoną, vasaros sezoną. Bet dėl tų Aztek forkų, tai bus čia iki Kalėdų. Ant Kalėdų jau bus. Iki Kalėdų? Tas cirka? Jo. Kas yra, iš tikrųjų, kuo skiriasi Azteko forkai nuo Bagdano? Tuom, kad Azteko forkų žmonės labai laukia, bet jų sulauks. O tu eini jau ilgą laiką į saulę, lauki raumenų, bet taip ir nesulauki. Žiūrėk, yra Aztek forkai, ne? Kurių žmonės labai laukia jau ilgą laiką, ne? Laukia ilgą laiką ir jau pagaliau jų sulauks. O tu eidamas į salę lauki ilgą laiką savo raumenų, bet taip ir nesulauki. Žinai, ką man prikolas šito forko? Neplanai, kodėl žmonės laukia? Realiai tai ne.
Ten, man atrodo, jis vienas lengvesnių, iš lengvesnių. Jo, Dėl tai, tipo, svorio tipo? jo, ir šiaip išskirtinis, ta prasme, su Astiku, kai prikolas, tai kad jisai vos ne 1-2 kartus per metus siunčia savo prekes į Europą, tai čia tas pats su Hydra, kad jeigu gaunam, išsiperkam, ta prasme, išparduodam labai greitai ir žmonės pastoviai ateina klausinėje. Tai va, irgi va, tas dalykas, kad vienas populiariausių forkų, tiksliai, nepamenu, kiek kainuoja pas mus. Taip, pasakysiu. Bet yra galimybė, kad turėsim skirtingų spalvų, nes praeitą kartą turėjom tik tai žydrą. Žydrą tik tais turėjom, jo. 4 spalvos turėsim? Nice. Nes šopė tai tipo tokia žydra ir... Rožinė jaučiu. Ne rožinė ir silveris. Ja, gal paliksim šitą informaciją. Šiaip dar blontas turėtų. Kaina 9,5. 9,9. Bent jau šopė pas mus. Nu, ne pati brangiausia. Brangiau kainuoja, man atrodo, apie 100 tram. Bet viena iš brangesnių vis tiek. Nu, tipo. Tai šiaip dar blontas turėtų, turės naujieną. Tas Blond Prodigy X-as. Nes turim 8-9, šiaip paspirtukas kaip ir gražiai atrodo viskas, bet vienintelė problema, kad jisai žiauriai sunkus. Kaip, pavyzdžiui, yra parkas, bet jisai sveria ten virš 3 kg. Biški nesąmonė, bet jisai išleido. Čia ta naujiena, ne? Ja, tai... Aš mačiau. Ne, tarpse, iš tų, kurios turėm, jisai virš 3 kg sveria, tas X-as tai tikiuosi bus lengvesnis. Tarpse, kaip ir lengvesnis ir patvaresnis turi būti, bet žiūrėsim, kaip bus realybė. Tai realiai praeitą kartą gavom va tą mažiuką X-asą, blantą. Ne, šis dar čiautavęs. Jo, bet... Taip prasme... Jisai kainuoja kiek? Virš 200 kainuoja, tai va aš įsivaizduoju, kiek gali kainuoti 10 versiją Prodigy. Daug. Apie 2. Virš 2. Šiaip laikiau aš į rankose visai nieko. Tiek išvaizda, tiek svoris. Gausim papildymą iš Etiko, atnaujins biškį senas savo versijos dėkų. Pandemoniumo V2 tikriausiai, kad turėsim. Tai šiaip nežinau. Žiūrint tai, kaip jie atnaujino Erevaną, kad beveik nieko nepasikeitė, tik tai prisidėjo spalvų, tai ką žinau. Klausimas ar labai skirsis antrą versiją nuo pirmos. Bet dėl kainos, tai nežinau, aš žiūriu, kad pirmas Erevanas kainavo tiek pat kaip ir antras. Tai jaučiu, kad Pandemoniumas irgi apie 199 tikriausiai kainuos. Nežinau, ar bus lengvesnis ar nebus. Bet kai ateis, tai nežinau, kažką nufilmuosim, gal reviewsą kokį ar šiaip editą, tai jeigu ką, jeigu gausim, sužinosit. Bet bus, turėtų būti tokių dalykų, kurių dar kol kas negalima sakyti. Iš naujienų, šiokių tokių, turėtų nustebinti ir pačią Hebrą, kas vaidina, turėtų patikti. Deja, negalim viską pasakyti. Kaip per pobiškį priėjom prie Scoot reviewsų, nei aš, nei Matas dar nematėm, ką atsintė ten. Biški kolegos atrinko. Atidarysim kokį skutą. Čia, žinai, tas kaip yra pas mus TikTokus, kur standard park build, kur Erevanas arba Pandemoniumas, Silfi, kai nors paprasti šakiai ir kai Šakronasas, Ekronasas. Taip nepasakysi. Realiai tai, mūsų pasiskirstimas yra, tu vertini specializuoti labiau, man labiau išvaizda ir grožis, tai stiprus ketvertas, iš mano pusės stiprus ketvertas. Man etikas aplamai nelabai užeina, man tas gamintojas, nežinau, tiesiog per daug problemų. Tai 6 parašysiu. Ja. Bet čia dar ne faktas, kad negali paaukštėti balas arba pažemėti, nes dar nežinom, kas ten toliau slepiasi. Gal čia bus 10-ukas, belekoks tik. Gal 0 eis tiesiog. Formula dekas. Čia gražiai atrodo, bet tas dalykas su Fenderiu, tai kaip integruotas Fenderis, nežinau, ar čia buvo geras pasirinkimas, kaip nelūžta tas dalykas, bet geriau, kad galima būtų pakeisti stabdį, jeigu kam nors patinka. Šiaip buvo gatvės mūsų pažįstamas, nusipirko iš mūsų formulą. Ir taip išėjo, kad po 2 savaičių atsirado krekas, karočią, ir bandėm grąžinti, jisai turėjo grįžti namo į Ukrainą, ir bandėm grąžinti
vis negalėjom gauti tikslaus atsakymą iš gamintojo, kad čia tikrai krekas, o ne kažkoks įbrėžimas. Bandėme ir fotkinti ten ir kišti lapą, kad parodyt, kad būtent įbrėžimas, o ne įbrėžimas, o krekas. Sakė, kad ne, čia netaikoma garantija. Tai jisai išvažiavo į Ukrainą ir tik išvažiavo, gavom atsakymą, kad ne, viskas ok, galim pakeisti. Tai biški buvo ten reikalų, reikėjo nusiųsti tą deką į Ukrainą, bet visgi gavo, viskas ok. Stiprus trejetas, aš galiu pasakyti šitą paspirtukų. Bet čia strytas, strytė nelabai žiūri. Aš žiūriu. Už tai žiūrėk, kokia kolekcija lipduko. Parkas ar strytas, man žiūri išvaizdą. Žiūrėk, kiek lipduko. Tai Aš būsiu kaip talentų Jankevičius, čia griežtas, bet teisingas. Vieno dalyko trūksta slidžių lipduko. O, nėra? Tada dvejetas. Tai žodžiu, nežinau, formula, nepasakyčiau, kad pats geriausias pasirinkimas ir tas gripteipas, aš nežinau, kodėl žmonės jį ima, jisai nesilaiko ant dekos. Šitas gauna iš manęs 5. 5. Ja. Biškė griežtai vertinam. Gerai, tai toliau. Šitas daug gražesnis. Jo. Šitas tai man daug, bent jau dėl Fusiono, man džiauriai patinka. Šiaip, ką žinau, geltoni ratukai, Apex, Gripteipas, Fusion dekas, Kronosas šiaip labai gražiai atrodo. Lempas nematau, panašu į kokią nors Valkyrę. Forkas. Galbūt Strikeris, aš net patiksint galiu. Dar šiandien kaip tik žiūrėjau su minionais kažką tik tokią, tai tą geltoną spalvą man... Trūksta tik tai geltonų grips. Jo, tą pat norėjau sakyti. Bet susipurana, bet vis tiek daug gražiau atrodo, bet realiai tai man labai patinka. Bet duos 5. Ką 5, nes rožinio laukia? Ne, nes 5, nes atrodo kol kas iš tų visų geriausių, tai dar 5 to nei vienas nieko nebuvo vertinę. Labai griežtai vertinę. Buvo biški dingę, techniniai nesklandumai, išsikrovė fotikas, reikėjo pertraukėlės, bet per tą pertraukėlę sužinojom ir duosim gerų žinių tam, kad bus 3 vietos paspirtukų review nugalėtojai. Tai realiai vienas iš manęs nesimato, vienas iš nugalėtojų 3 vietas tiesiog. Ne, aš ne taip pasakiau. Ne, gripteipus, slidžių gripteipus gaus 1, 2 ir 3 vietas. 2 vieta gaus plus gripsus, Strikerio, Rūto, Blanto, Etiko. Stovi čia. Ir manęs nesigirdėjo. Jo, taip skiravo 1 vietą. Tai 1 vieta gauna slidžių gripteipą, kepurę, tenais yra, pames Bogdan. Slidžių kepurę ir ekskliuzyvinę prie maikutę. Realiai net mes tokių negavom. Jo, tai realiai kartu su siuntiniu gavom tokią maikutę. Realiai pas mus bent jau nenusipirksit tokios, taip sakant, Lietuvoje. Tai tokia išskirtinė bus. Nei nusipirksit, nei mes turim, nei iš vis kažkas turi, turės tik jūs ir dar gal kažkas kažkada per kokį konkursą. Sustojom ties geltono, lygtais ties to, su geltonas ratukas, tai jisai gavo, o tas 5 namonės 7. Jo. Čia šitą mes irgi aptarim. Jo, bet šito neįrašė. Jo, vėl šitas Fusionas. Vėl Silfija, Blanto vairas ir dėl šakės aš nematau, bet lygtais matosi... Legionas, ne? Arba Legionas, arba Mero, bet tikriausiai Legionas. Ir gripteipas LGBT supportui. Geras dalykas, tai už tą dalyką realiai duodu realiai taip į taką, nes žiūri fainas. Iš techninės pusės tegu būna 6, nes geriau būtų pakeisti vairą į kokį nors kitą. Nes tas Blanto vairas, jisai pats iš savęs šiaip labai sunkus. Jeigu čia Blanto vairas, jeigu ne, tai reikia geriau fotkint, kad matytųsi. Bet realiai, good. Rauguškai, mes nesimatom. Lindvormas, Superme. Lipdukas, Lindvorm dekas, mūsų gripteipas. Liotas pas mus, nes matosi, kad
Aišku, klijuotas pas mus, nes mūsų grip teipas. Dabar pradėjom klijuoti per visą deką. Čia išmokom būtent, vat, kad gražiai eitų ties siūliu, kad viskas gražiai būtų aplipdyta ir... BMX vairas, karoči. Tai... Kiek? Ai, kiek išvaizda. Lipdukas jau antrą gyvenimą bando gyventi. Klempas irgi ten jau biškai apdroštas. Gripteipas geras, vairas, BMX. Nežinau, 4. Labai griežtai, žinok, pykstant tave žmonės. Bet geriau nemeluot, geriau skaities. 7 už grip teipą, realiai. Už grip teipą, nu ir šiaip Lindwormas labai man patinka. Nors čia etikas aplamai man nepatinka, bet Lindwormas šiaip... Ai, beje, Hebra, ką norėjau pasakyti, patapinam, kiekvienas tapukas yra labai svarbus. Patapinam ir bus daugiau kontento, patapinam, netingim. 3 tapukai, ten 3 taškai. Ir jeigu kam negaila, jeigu kada mama kokią jums perves gimtainio progą liutuką. Už liutuką ratukus duos. Ai, buvo panašus prieš tai, jo, su Odi gripsais. Tai realiai, vėlgi tas standard build, kur Silfi, Pandemoniumas arba Eravanas, Reaperis arba Kronosas, standard build. Dėl šitą gripteipą, nes palibomų neši čia keis, tai duodu 3 išvaizdas. Patapinam. Dekas neblogas, bet gripteipas, o turėsi vargu, jeigu pats norėsi pasikeisti. Jo, labai sunku tokį naminėti, nes tu sudrožiai jisai tokiais mažais gabaliukais nusiema, tai realiai ratukai sudrožti pas tesiniukui. Tau gerai būtų pakeisti kažką panašaus į tą gauna. Ten buvo pas mus, tas gavo nuo TS4 nuo mane 6, tai šitas irgi gauna 4-6. Ar ne? Iš manęs tai 6 gauna kaip ir tas. Beleku! Visų mylimiausias gripteipas, bet toksai jausmas, kad jisai nuimtas nuo skeito ir užklijuotas ant parkinio deko, nes nargas labai mažai matosi. Realiai, irgi labai panašus į tuos 2 variantus, kur raudonais gripsas, bet šitas išskirtinis tom, kad vienas gripsas, karočią, žalias. Ir ratukas, viduje raudonas, išorėje baltas ar geltonas. Ir čia tas fusionas, mes, tai nežinau, man atrodo, mes tokį neturim, kur šiek tiek toksai auksinis. Nežinau, aš duodu 4 išvaizdai. Nežinau, man tai neblogas. Gripteipas irgi labai geras. Man 4. Ir aš parašau 6. Kas čia yra? Šiaip netikiu, kad su juo raidina normaliai ir nuoširdžiai. Formula dekas, karoči, privyrintas. Karoči, žodžiu, netikim, kad raidini su juo normaliai. Jeigu atsiusi vidosą, kaip padarai brai flip su tokiu skutu, kažką gal laimėsi. Sekantis, aš tai pažymėsim, bet... Kodėl? Noriu, kad jisai laimėtų. Sen, kūryba. Aš tai duodu 7. Nežinau, vertins, nevertins, bet aš duodu 7. Paprastas jodas. Basicas. O... Tu man pasakyk, ko tu nori pamatyti šiandien. Aš noriu pamatyti, ką nors rožinio. Jisai rožinio būtų 10 būtų 100%, bet... Nu, bet, o be rožinio. Čia 2, 4, 5. Sen, nu, taip yra, bet... Svajonių. Jo, teisingai, nežiūrėk į kamerą, neapstums tave. Aš čia stengiuosi kažkiek 7 rašau 6. Ta prasme, manęs gali stumt. Bet kad paspirtukas 4 yra, tai to nepakeis. Realiai, kiekvieno skonio reikalas. Aišku, visiems daugiau patinka juodi paspirtukai, nes, mažiau matosi ten visokių įbrėžimų ir taip toliau. Šiaip standartinė spalva, su kuria neprašausi, yra juoda, tai negalvokit, kad mes ten stumėm dar kažką. Tiesiog ieškom išskirtinio ir gražaus gero paspirtuko. Žodžiu, tarp visų juodų paspirtukų vis tiek turi kažkoks... Tarp 100 juodų avių bandom surasti vieną baltą tiesiog ir viskas. Kiek gauna šitas? Tiesiog... 4. Aš to parašysiu 6. Sen, teigiamas vidurkis, tyva. Šmašau to, mėlynas. Čia jau geriau, karoči, čia jau geriau. Su šitų deku filmavom tada TikTok. Jo. Tai
Čia Kas ten liktais dar, šakė? liktais permatomi ratukai, o šakė nežinau, žiauriai keista šakė. Pagalvojau, kad gal nuo versatilo, bet ne. Šiaip, ką žinau, koks nors naunaimas, gal. Nu, bet šiaip, realiai neblogai atrodo, mėlynas baras, nu. Jau, bet jau geriau, jau jisai gaus daugiau. Jo, šiaip mėlynas baras neblogai atrodo. Po apačia eina mėlynas spalvas to šunių, karočiui, ir dar vairas mėlynas. Šiaip visai nieko. Yra dar šiaip mėlyni ratukai, kur irgi vat nuo Fusiono prie tos dekos derinasi, ten kur mėlyna guma permatoma, šiaip manau, kur džiauriai gerai atrodo. Jeigu nori mėlynų ratukų, liūtą į TikToką įmeti ir padovanosim ratukus. Kiek tai kainuoja? Liūtas 300 eurų. Ne, aš nenoriu 8, nes man nelabai patinka ta šaikė. Vairas gal gerai, nu, ar dažytas, nedažytas, nežinau, ar naunaimas, bet... bet... tipo tokių spalvotiškesnių nelabai, ne? 7. 7. 7. Tik tai 2,7 tai buvo. Šitai išskirtinesnis variantas. Kur jeigu tu 7 parašysi, jisai pirmą vietą paima. Nu tai, nu jo, nu bet ne, aš... Mano dėl šakės tos. Labai niuansas. Aš galiu klyst, ta prasme, čia gali būti labai, kokia nors labai gera šakė, aš tiesiog kažko nesuprantu, bet mane erzina ta šakė, tiesą pasakė, bet visas kitas skūtas šiaip labai gražiai atrodo, man šiaip labai patinka. Tai jo, tai... Aš žodžiu 7 kol kas daugiausiai. Jo, aš tai irgi 7 pasakyčiau. Būtų kita šakė, gautų iš manęs 9, 100%. Sidabrinė su Hella grip. Matas, ką tik uždėtas grip teipas. Ja. Tai irgi visai nieko. Bet ne mes dėjom, ne? Pala, bet čia pirmas sidabrinis dekas pas mus, man atrodo dabar. Šiaip jo, irgi visai nieko. Gražus. Iš manęs gal 7 tai reikia. Čia nėra keisto šakės. 4. Už ką gražiai atrodo? Nu gerai, 5 dėl grip teipo. Kitas dalykas. Dar žinai, ką reikėjo pavertinti? Ant kiek žmogus pasistengia gražiai nufotkint paspirtuką? Biški per daug nori gal? Ne. Man atrodo, per daug nori. Nu, tipo. Iš tėčio pasim kamerą, karočią. Ne, nu galiu su rageliu, bet tipo. Tu džiaugis, kad bent jau matosi, kas nuotraukai. Paspirtukas. Žiūrėk. Nu, čia, pavyzdžiui, nieko nesimato. Violetinis ratukas galinis. Kas tau nesimato? Priekė, kas ten? Sofa. Ne, suprantu, kad ne vandeninas, bet... 4. Nu gerai, dėl ratuko, elektrinio gale 5. Vėl Fusionas. Iš pradžių pasirodė, kad, na, Fusionas, nice, gražiai atrodo. Bet kai jau kokią 7 kartą matai jį, tai jau... Kiek tu sakai? 5. 6. O, tai violetiniai gripsai. Va čia jau biški... Čia biški fainiau atrodo. Išskirtiniau kažkiek, tai duodu, nežinau, 6. 6 iš manęs. Aš irgi pasakyčiau 6. Tai neblogas variantas. Šitas visai nieko atrodo. Šitas geras. Jo. Dar su to karočiai išpilta. Jo, šitas tai džiauriai gražiai atrodo. Toksai pilnai baltas. Matyt, ką tik surinktas, nes gripsai buvo išvaras. Tik įdomu, kur pirko. Aš tam duodu 7. Konkurentas. Jo, to, kur kol kas pirmą vietą. Bet dekas tai aš tokio nesu matęs. Nežinau, man gerai atrodo 7. Aš tai 8 noriu parašyti. Vatau, pilnai mėlynas paspirtukas. Laikė dekas, mėlynas mėlynas, ratukai mėlynas. Bet tas vis tiek geriau atrodo. Prieš tai kuris mėlynas buvo? Baltas? Nu šiaip jo. Bet už tai ne juodas ir nesidabrinis. Nu gerai, 6. 6. Aš irgi prašysiu 6. Report LV. Mačiau jos tik tokią, karočiui. Pala, aš net dabar paieškosiu. Jo, pas jo šiaip studija labai gražiai atrodo. Tai jeigu toksai bildas būtų, tai... O čia kur? Čia latviečiai. Atšopas gerai atrodo. Jo, žiūrėk, kaip atšopas. Ir visi pritvirtinę prie sieną, ne. Jaučiu pas jos ir šopas bus daug didesnis negu pas mus. Ok, einam prie paspirtuko. Bent jau už grip teipo papildomus balus iš manęs gaus. Nežinau, 4. Reikia daugiau biškį noro išsiskirti. Žodžiu. 6. Kiek tu sakai? 4. Dar galėjai tokią fotkę man dabar padaryti. Iškarpysi. Tai va,
Žodžiu, paskaičiavom, sumavom taškus. Jo, šiaip labai daug neblogų buvo skūtų, bet labai vertinom išvaizdą, būtent kaip atrodo, ten kažkom išskirtinis ir taip toliau. Tai barbiškai perskaičiavom, pažiūrėjom, kas kiek surinko. Šiaip labai daug buvo trečių vietų, tai mes dar kartą pažiūrėjom, skaičiavom ir išsirinkom geriausią trečią vietą. Pirmą vietą tai ten aišku buvo, kuris, antrą irgi, tiesiog trečiukų labai daug buvo. Tai va, galim pradėti nuo trečios vietos, tai sveikinam Markiušką. Su Miniono ratukais. Jo. Sveikinam. Susisieksim Instagrame, tavo prizas yra mūsų slidžių, belekuris vienas gripteipas galės išsirinkti. Tai kaip tik bus prie mėlynų ratuko, mėlynas užrašas slidžių, tai manau labai gerai atrodys. Antra vieta yra Emilis Lukošiūnas. Ten tas mėlynas, vienintelis dalykas, dėl kurio tu užėmė antrą vietą, yra šakė. Grinai, aš tada sumažinau dėl šakės balus, nes biški nauneimas ir keistai atrodo. Sveikinam su antrą vietą, susisieksim Instagrame, o tavo prizas yra belekuris slidžių gripteipas bei gripsai. Pirma vieta. Tilto, baltas, skūtas. Jo, toks. Kitas. Tvarkingai, gražiai atrodantis. Nežinau, man jis paliko įspūdį. Žiūrėk, vardas Titas ir išpjauta T raidė. Ne nuo tilto, tai tiesiog pats išpjautas. Čia... Žinai, koks buvo vienas kastamas. Žodžiu, jau ne pirmą kartą atvažiuoja iš Baltarusijos vaikas su tėčiu rinkti ten, ne kastamą, tiesiog dalių nusipirkti. Ir praeitą kartą atvažiavo, žodžiu, sugalvojo tokį dalyką. Kortą. Jo, buvo gripteipas su išpjautam, žodžiu, kažkoks žodis buvo, ar nežinau, ar pavadinimas gripteipo. Ir jisai sugalvojo, žodžiu, kortą pasiimt ir tą galinę, tą apačią priklijuoti taip, kad matytųsi. Atrodo neblogai. Tai va, sveikinam Titą, susisieksim Instagrame. Tavo prizas yra slidės LT kepurė, prie ekskluzyvinė maikė, kur šiaip tu jos niekur jaučiu negausi. Ir belekuris gripteipas slidžių. Tai realiai nepykėt, kad labai griežtai vertinom, nes kiekvienam konkursui turi būti nugalėtojas, ta prasme, ir jisai turi kažkom išsiskirti. Tai realiai siekit mus, nes dar ne vienas podcastas bus, jeigu užeis, aišku, jums tokia valia rubrika. Jeigu jums buvo įdomu, šiaip galit parašyti komentaruose, ką norėtumėt pamatyti, arba ten kokį nors raiderį pakviest. Sakau, vėlgi yra ta idėja su Adomu, kad galim pakviest, pasiklausti dėl Barcelonos, nes labai mažai informacijos turim, tipo, kas kaip vyko, kokie raideriai buvo ir taip toliau. Kaip vertini mūsų šitą review? Šiaip, ką žinau. Konkursėlį, šį patį podcastą. Biški daugiau gal reikėtų paieškoti apie ką pakalbėti, bet realiai, man atrodo, neblogai. Net neįsivaizduoju, kokio ilgio bus video, nes, sakau, aišku, visų skūtų nekelsim, nes labai daug kartojančių, kur tiesiog Fusion Deckas, Silphy Klepa ir koks nors Kronosas, ten realiai 4 ar 5 tikrai tokie buvo. Irgi duosit jūs kokių minčių, gal galima bus ir dažniau, gal net įmanoma į savaitę po vieną kelt. Tik aišku, reiks sugalvoti temas, nežinau, galit pasiūlyti kokio pobūdžio video ar vlogo ar kažko norit. Galim iš kasdienybės, galim iš... Šiaip dar turėjau idėją, galit parašyti ar norėtumėt, kad mes kitą vasaros sezoną ateitumėm prie Baltojo tilto, pasimtumėm kamerą, mikrofoną ir pafilmuot, pakalbint biškį jūs ten, ką raidinat, šiaip nuotaiką ir taip toliau. Buvo tokia idėja, bet kažkaip nepavyko praeitą vasarą to dalyką suorganizuoti, bet realiai yra tokia idėja. Džonas, treniruojame vasaros sezonas, Scoot Review, planuojame vis tiek, bla 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 bla.